Man labai smagu šiandien būti tokioj gražioj moteriškoj kompanijoj tarp dviejų grožio fanatikių, atstovaujančių skirtingas grožio sritis. Tai kas nežino, pristatau Justę, kosmetikos fabriko Kosmovai bendraturtė ir prekių ženklo Selemi įkūrėja, bei grožio terapeutė, butiko Skinshop LT įkūrėja Katerina Stankūnė. Nors aš labai pritariu minčiai, kad tik protinga moteris yra graži, tas galioja tikrai ir vyrams, bet mes šiandien nefilosofuojam, o diskutuojam konstruktyviai apie kosmetikos priemonės, apie jų efektyvumą, sudėtį ir tinkamą naudojimą. Ar sau pačios esate labai reiklios, kas liečia išvaizdą? Aš manau, kad tikrai taip. Ir aš jau taip augau, aš atsimenu, kaip mano mama labai nuo anksti pradėjo supažindinti su visomis grožio procedūromis. Aš labai anksti nuėjau ir pirmą kartą pasidaryti profesionaliai manikiūrą. Vat būtent apie nagų priežiūrą labai atsimenu mamos pamokas, kad jau mergaitės nagučiai turi būti visada sutvarkyti, plaukučiai švarūs. Tai aš tikrai jau nuo mažumės buvau mokoma panašu tos grožio disciplinos. Aš esu perfekcionistė, 12 metų šokau baletą, tai kas lankė baletą žino, kad ten pavėluoji 1 minutę, tave išveda iš salės. Tai pas mane taip pat viskas yra labai disciplinuota ir taip pat mano šeimoje, nes kitaip aš neįsivaizduoju, mes nespėtumėm niekur. O man labai įdomu, pažiūrėjau, dabar būtų pamatyti su grožio kampelė, jeigu dabar atveriam duris įsivaizduojam. Gausybė priemonių. Aš manau, aš žinau tikrai, kad jeigu į mano namus įeitų vagis, tai jie ilgam ten pasiliktų, nes ten tikras grožio salonas ir pas mane namuose yra atskirai vonia vyrui ir mano vonia. Tai aš manau, kad reikės ateityje ir įdėti kodą, nes jisai vagė kremus iš manęs. Jokinga istorija, jisai kažkada, taip kaip buteliukų daug yra pas mane, nes aš ir testuoju ir ten bandau ir šiaip neišmetu, man gaila išmesti, aš visada surenku į vieną maišelį ir tuomet nunešu į vaistinę, kai būna tas didelis krepšelis. Ir jisai, žiūriu iš jo veido, žiūriu paraudęs toks. Sakau, kas čia tau darosi? Ai, nieko, tavo kremuką ten naudoju. Sakau, nu gerai, aš kažkaip nekreipiu dėmesį. Tik tai praėjus 2 savaitėm, aš sakau, Kestai, tau kažkoks yra mėtų kvapas. Pasirodo, jisai pėdų kremą, kuris buvo testinis, kur ten davė teikiai pasibandyti. Nebuvo nieko užrašyta, jisai galvoja, nu sakau, nu mėtų kažkokia ten šiek tiek. Tai buvo tokių juokingų istorijų, tai dėl to nuo šiandien, kaip sakau, jau naudosi tik tai, ką aš tau duodu. Tai jo nėra didelis tas krepšelis, ten prausiklis, serumas, kremas ir tiek. Manau, vyram užtenka. Vyrai ateina, pas tave, kaip pas grožio terapeutę. Pastebiu tą praktiką, kad tikrai vyrų priežiūros rutina, jinai tikrai populiarėja. Ir jeigu anksčiau ateidavo per mėnesį kokie 2 vyrai, tai per dieną šiuo metu 1-2. Tai tikrai yra ta tendencija, kad vyrai vis labiau prisižiūri. Dėl kitokių juokingesnių patirčių su vyrais, tai kai aš, kadangi turiu pakankamai jautrią probleminę odą, o ištestuoti tų produktų vis tiek norisi. Ir jau kai matau, kad aš išnaudojau limitą testavimo savo odai, tai dažnai mano vyras tampa mano modeliu. Aš testuoju ant jo, tai aš džiaugiuosi, kad jisai sutinka ir padeda identifikuoti naujo produkto defektus ir šalutinės reakcijas. O iš tų tokių neteisingų panaudojimų, pamenu, buvau verslo kelionėje, skambina dukra, keistai man sako, tėtis galvą išplovė. Ir paskui analizavom, kaip ir su kuo plovė, pasirodo su aliejum. Kažkaip buvo toj pačioj lentynėlėje. Plaukų aliejukas, ta pakuotė tokia truputėlį buvo nestandartinė, bet keistokai įsiplovė ir vaikui keistokai, ir vyrui keistokai, bet ir išvyko į mokyklą. Tai aliejus dar nieko, manęs ant dienų klausė klientė. Pradžiai nesupratau, sako, kaip vazeliną išplauti iš galvos. Sakau, kas atsitiko, sako, nu tai va ten buvo kažkas tai ir kažkas tai užtepė ant plaukų, tai aš įsivaizduoju, kiek reikėjo plauti. Tai va naudojimo instrukcija, čia yra labai geras toks priminimas, kad labai dažnai moterys skaito atsiliepimų daug, skaito visokiausių įvairių teorijų, bet pamiršta paskaityti pirmąją informaciją, kurią turi paskaityti. Tai yra naudojimo instrukcijos. Ir kiek minučių, pavyzdžiui, laikyti plaukų kaukę ant galvos. Jeigu parašyta 5, tai 5 aš būnu, neslėpsiu, parašyta 5, bet vat ir einu miegoti su plaukų kaukė. Tai ir ką tau galima būtų pasakyti? Aš nežinau, gal jūs man dabar atsakysite šį klausimą, vat, pavyzdžiui, nes aš tikiu, kad tokių yra tikrai ne viena moteris. Nes vat būtent kažkaip tai
žmonės yra linkę, tu nenori skaityti tai, kas nelabai įdomu. Naudojimo instrukcijai tu nerasi tų visų legendų ir tų pažadų. Tai tu jos ir neskaitai. Skaitai legendas arba kokį nors siaubo filmą, pavyzdžiui, kad kažkas pasakė, kad nuo šito tai jau tikrai kokia nors siaubinga liga ištiks. O naudojimo instrukcija čia kaip laikyti, ką uždėti, tai ką jau čia dabar nežinosiu, kaip kaukę užsidėti. Užsidėjusi palaikysiu ilgiau, bus geriau, o tikrai ne. Ir atvirkščiai, tai tiesiog reikia perskaityti naudojimo instrukciją ir ne tik perskaityti, bet laikytis jos. Tai vat kaip tu sakai, ir ką dabar palaikai per naktį, tyrimai rodo, kad per ilgai drėgmėje užsibuvęs plaukas nėra laimingas. Bet moterys yra labai linkę pačios susikuria daug problemų. Ten kaip nors pačios užteršia veido odą, pačios kaip nors nedraugiškai elgiasi su savo plaukais, paskui nori ją išspręsti, bet ieško stebuklingų produktų, mėgaujasi netgi tuo paieškos procesu ir vėl iš naujo. Tai čia toks užburtas labai ratas, dėl to aš labai mėgstu akcentuoti, kad tu turi susikoncentruoti ne tik į kosmetikos priemonių pasirinkimo procesą, ne tik į tą disciplinuotą rutiną, kad ir kaip jau tai skambėtų daug kartų be pasikartojančiai iš mano lūpų, bet įpročiai. Tai jeigu parašyta 5 minutės laikyt kaukę, vadinasi laikai 5, nes tyrimai yra atlikti efektyvumo tos priemonės su tom 5 minutėm. Parašyta 5, naudot 5. Supratau. Esu kokia, tu griežta visada tokia. Aš esu linksma ir tu puikiai tai žinai. Žinau, bet kažkaip turim čia atskleisti. Bet jeigu yra 5 minutės, tai kodėl aš dabar turėčiau manyti, kad reikia laikyti 10 minučių. Tai jeigu yra 5, kartais rašom dažniausiai nuo 5 iki 10, nuo 5 iki 20, tai yra tų truputėlį paklaidų. Bet jeigu tau parašyta nuo 5 iki 10, tai nerekomenduojama laikyti valandą. Bet ir viskas. Bet aš žinau, kodėl moteris vietoj 5 minučių laiko kaukę visą parą, nes, supranti, stovėt duše tas 5 minutės kartais atrodo, dieve mano. Aš geriau susisuku koduką ir į lovytę. Ryte išsiplauniu ramu. Aš suprantu, kad tai yra klaida. Dėl to visada reikia vonėje turėti šepetėlį kūnui, ten vėliau kažkokį šveitiklį, tam, kad tuo pačiu metu pašveisti tas 3 minutės ir praeina 5 minutės. Teisingai, tai žodžiu iš karto išsiplauni galvą, dedi kaukę ir tvarkaisi toliau, ką reikia, ar ne? Aš turiu truputėlį kitą rutiną. Bet turbūt Katerinos patarimas, jis kaip iš grožio srities yra teisingesnis, kol tu laikai plaukų kaukę, tu jų gali pasirūpinti savo odą, kaip nors truputėlį labiau. Bet pavyzdžiui, aš kaip darau, kad aš visada nueinu į dušą, nusiplaunu kūną, išsiplaunu galvą, išeinu iš dušo, tinkamai nusisausinu plaukus, užsidedu kaukę ir einu daryti valgyti, dirbti prie kompiuterio, dėti vaikam pusryčių dėžutės. Ir tas laikas praeina taip, kad aš jau net turiu skubėti, išskalauti savo plaukus ir jau skalauju neįdama atgal į dušo kabiną, tiesiog palenkusi galvą vonioje. Tai pas mane jau toks yra susiformavusi rutina ir man tas 20 minučių pabūti su plaukų kauke, tai dar yra iššūkis, kad aš galiu dar ir užtempti netyčia. Matai, tai tu disciplinuota, aš suprantu, kad to viskas lengva. Žinai? Disciplinos esmė yra nelengvumas, disciplinos esmė yra suvokimas, kad ir neprivalo kartais būti lengva, bet privalo būti verta. Tai kartais yra labai klaidinga, kai tu labai tikiesi, kad viskas bus labai lengva. Jau sutikit kaukę palaikyti tuo pat metu darant ant kitų dalykų, ar ne? Tai yra tikrai nesudėtinga. Klientams visada atrodo, kad jeigu palaikysi ilgiau, bus geriau. Taip, aš taip galvoju. Aš atlieku procedūrą, aš turiu tokią, kur užtepu ir pasakau, po 4 valandų reikia nuplauti ir matau, kad skuba ten neįsimena ir visada parodau nuotrauką, kaip tu atrodysi, jeigu nenuplausi po 4 valandų, tai iš karto užsistato žadintuvą viską ir jau labai disciplinuotai nuplauna. Bet čia Katerina labai gerą irgi temą užvedė, kad dėja, nežinau kodėl žmonėm reikia išsigąsti. Tai čia visada taip veikia. Tai kaip meta žmonės rūkyti, taigi šiaip kenkia, tai žinau, kad kenkia, bet pasako, žinai, tau jau vystosi ten plaučių kažkas, sakykim. Tu išsigąsi, natūralu ir meti, tai čia... Tai bet aš tai labai norėčiau pakviesti žmonės, pabandykime kažkaip atrasti viduje tos motyvacijos, daryti tam tikrus dalykus, net ir kalbant apie paprastą plaukų kaukės užsidėjimą, be išgąsčio. Kadangi žmonės tai labai tikrai vertina tą išgąsdinimą, pasižiūrėkim, kiek mes turime mitų apie kosmetikos priemonės. Tai yra būtent paremta gąsdinimo metodika, kad pritrauksiu dėmesį, išgąsdinsiu, paskui duosiu sprendimą. Bet ar tas sprendimas yra būtent tas, kurio tau reikia, dažnu atveju yra labai abejotina. Katerina, šiaip dažnai kosmetologai, kai sudarinėja grožio rutiną, tai siūlo galybę dalykų. Tai
prausiklis, valiklis, tonikas atstatyti pH, ar ne? Taip. Tada dieninis, serumas, atsiprašau, dieninis, drėkinantis, maitinantis kremai, naktiniai kremai, atstatomieji kremai, pilingai tai šveičiamas iš tos visos, kaip čia kaukės pavadint. Tikrai šitiek daug ir reikia turėti, nes vieni visgi sako, kuo mažiau naudokite, bet efektyviau. Bet visgi siūloma susipirkti tai labai daug. Kiekvieno žmogaus oda yra skirtinga ir tikrai vyksta kosmetikos srityje kova dėl kliento, mes to neslėpsim ir pavyzdžiui, mergina, kuri dirba stewardese, tai normalu, kad jos oda bus labiau dehidratuota negu kitos merginos, kuris sėdi nuolat namuose. Arba šiuo metu kai pakankamai šalta lauke, tai mes jaučiam jau tą traukimą ir kremas, kuris tinkamas dienos metu, jisai netiks vakare. Dėl to tavo rutina jinai taip ir padidėja. Bet jeigu mūsų klimatas visiškai nesikeistų Lietuvoje, tai be abejo tiktų mums ir tas krepšelis iki 5 kokių produktų. Kokių? Tai ką visgi jau mas? Serumas, kremas ir aišku paakių ir SPF. Tai vis tiek nemažai. Reikia naudoti kuo tikslingiau. Ir daugiau tikrai nėra geriau, mažiau irgi nėra geriau. Tikslingiau yra mūsų tikslas. Tai tavo oda netokia pat kaip mano ir tavo lygiai irgi turbūt netokia pat kaip dabar mūsų filmuojančio operatorių. O kokia tavo oda? Mano oda yra turbūt, aš kadangi mėgstu labai savo šitą darbą, tai mano oda yra tokį ir davusi iššūkį, kad aš galėčiau nuolat pastebėti, kaip veikia disciplina ir kaip aš iš tiesų sugebu kažką pabandyti daryti, apie ką aš šneku. Mano oda yra nuo turbūt 14 metų labai serganti akne iki dabar. Tai mano oda tikrai yra labai probleminė, dabar su amžiumi atsiranda dar nauji iššūkiai. Tai mano krepšelis jis yra labai labai aiškus. Šiuo metu veide yra turbūt kokie 6 produktai, bet kartais jie gali sumažėti iki 3 dėl tam tikros odos būklės, kartais gali įsiplėsti iki 8. Tai šioje vietoje reikia labai stebėti. Mano oda reikalauja labai labai daug dėmesio. Ypač žinant, kad mano oda ir plaukai yra mano ir vizitinė kortelė. Aš tai turiu telefonę net tokį veidas, kur įkeliu, jeigu kažkas ten pakyla, koks pigmentas išlenda, nustebiu nuolat, man patinka stebėti. Man įdomu, tu procedūras patys tam daraisi? Ar turi kosmetologę? Rimtai? Taip. Tikrai galvočiau, kad ne. Aš šitą temą šiaip truputį neplanavau kalbėti, galiu pasakyti, tai yra užklausius apie tai. Nes bendrausiu vienu plastikos chirurgu ir jis man žinai pasakė, kad čia ne kosmetologiniai dalykai ir kur kas giliau. Ir net neverta čia tikėti tom nesąmonėm, kosmetikos priemonėm su egzosomu. Kas čia per plastikos chirurgą? Nu negaliu dabar giminėti, pasikviesim į kitą podcastą. Ne, tai jeigu tu manai, kad užtepsi kremą ir padės krūtinę, tai tikrai nesąmonė. Ten jau yra plastikos chirurgų darbas. Jeigu tu manai, kad užtepsi kremą ir staiga tavo raukšlė išnyks, irgi nesąmonė. Ir nesvarbu, ar tai yra egzosoma, ar tai yra peptidas, ar tai yra retinolis, taip neįvyks. Bet ar mes matome kosmetikos žaliavų rinkoje labai gerų, aktyvių medžiagų egzosomų? Tikrai taip, mesgi lyginam, ką turėjom vakar ir ką dabar turim. Tai egzosoma su savo skvarba, veikiant epidermio lygmenyje, yra efektyvu. Aš kaip tik buvau šio mėnesio pradžioje gamykloje Ispanijoje, kur gaminamos yra egzosomas, tai jie labai aiškiai pasakė, kad tai yra nauja ir kad įvedinėti į gilesnius sluoksnius arba daryti intraveninės terapijas nerekomenduojama, nes tai yra naujiena. O aš kaip pati irgi dirbu jau ne 10, o jau 15 metų, galiu drąsiai pasakyti, kad visada reikia palaukti 3-5 metus tam, kad tikrai matyti tą rezultatą ir veiksmingumą, ir saugumą. Tai yra visiškai dar pati pradžia. Kosmetikos žaliavų tiekėjų irgi dar nėra tiek daug. Kosmetikos lygmenyje panaudojame tai, ką mes naudojame, jau yra tikrai pakankamai tyrimų ir veikimo principų, bet kaip ir Katerina sako, kas liečia jau tą veikimą, kur yra kosmetologija, kur yra jau su rimtesnėm kažkokiamis procedūromis dirbama, nekalbu apie plastikos chirurgus, ten dar tikrai labai yra toks tyrimų laikas. Aš manau, kad tikrai tai prigis rinkoje, nes yra tikrai tokių daug racionalių priežasčių patikėti, kad tai yra veiksminga ir kad tai yra tai, kas bus toks normalu turėti grožio specialistams. Kosmetikoje aš džiaugiuosi, kad net ir mūsų komanda
jau kuria ir jau tikrai pakankamai mato puikius rezultatus įvedinėjant egzosomas į bendras formulės. Tai kosmetikos lygmenyje aš manau, kad mes jau tikrai turime komponentų su pakankamai tyrimų ir tikrai epidermio lygmenyje, kosmetikos lygmenyje tai yra puikus komponentas, į kurį atkreipti dėmesį verta. Bet manyti, kad kremas tau staiga dėl to, kad įdėjome egzosomų, va dabar jau tikrai bus Haris Poteris, nebus. Stebuklai neįvyks, bet savo veikimo ribose gali tikrai padėti sukurti puikų rezultatą. Man patinka, kad egzosomos jos pakankamai plačios yra veikime savo. Tai yra ir nuo aknė, nuo pigmentacijos, stangrumai, drėgmei atstatyti. Tai lauksime jūsų naujojo produktą ir Kažkas artėja? Mes labai intensyviai dirbam, kartu dirbam su prancūzais. Ir mes jau apie egzosomas žinome tikrai ne vienas mėnesis ir negaliu pasakyti, kad labai daug metų, bet jau dirbame tyliai tuo klausimu 2 metai. O ko tavo klientės labiausiai ieško, kad eina pas tave? Nu visgi kažkokios priemonės. Tai man su hialuronu kažko peptidais ar pavyzdžiui, retinolis tai yra tas number one, žinai, anti-agingas. Vasaros metu tai be abejo hialuronas, o šiuo metu yra vitaminas C ir retinolis. Dažniausiai naudojamės atskirai, tai vienas yra naudojamas ryte, kitas vakare, arba turime ir tokių gamintojų savo asortimente, kur turi patentuotą kombinaciją, kur yra saugi. Nes tikrai galima prisižaisti, dėl to visada rekomenduoju, naudojant aktyves priemonės, pasikonsultuoti su kosmetologu. O iš mano pusės dar aš noriu tikrai tokį patikslinimą žmonėm padaryti, kad mes labai dažnai aktyvų komponentą lygiai gretiname kosmetikos produktui. Ir visiems atrodo, va dabar aš tepuosi hialuronu. Arba dabar aš tepuosi retinoliu arba vitaminu C. Ne, tu tepiesi kosmetikos produktu. Tai yra bendra formulė. Jeigu yra tik galimybė, eikite pas kosmetologus, eikite pas dermatologus, su jų pagalba identifikuokite tikrąją odos būklę, tipus, pabandykite pasidėlioti, kokių funkcijų jūsų odai iš tiesų reikia. Ir kai tu tikrai išsiaiškini tikruosius savo, o ne kaimynės odos poreikius, Draugai, tai tiko. kosmetikos gamintojas turi žinoti, kokių funkcijų reikia ir turi pabandyti atrasti geriausias procentinius dydžius, geriausias kombinacijas. Kosmetologas turi atlikti kosmetologinės procedūras, gydytojas turi gydyti. Absoliučiai visų specialistų žmogui reikia, bet ko nereikia, tai šitų specialistų nuolatinės konkurencijos. Tai draugai nieko nepatarinėja? Patarinėju tik tai tokiam lygmeny. Išbandyti. Net ir ne tai, kad išbandyti, tiesiog manęs klausia, kokių dabar produktų gali parekomenduoti, kurie drėkina. Nes kartais žmogus ir pats žino, kad man reikia labai gero drėkinančio kremo, ar ne? Ir tu vėl turėsi bandyti, turėsi atsirinkti. Kartais gal ir ta draugė bus tas žmogus, kuris patars. Kartais bus specialistas, gal kartais tu pati tiesiog atsistosi, bet jeigu tu stovi prie lentynos ir net nežinai, kad tau reikia ne drėkinimo, o dabar raminimo funkcijos, tai va čia yra problema. Turbūt drėkinantį kremą tai privalo turėti kiekviena moteris. O šiuo metu, kai pakankamai šalta lauke, tai reikėtų dienos metu naudoti maitinantį apsauginį kremą. Ai, matai, galvoju, kad, pavyzdžiui, maitinantis vakare prieš miegą. Jisai labiau tinkamas vasaros metu, jeigu norisi tokio sodresnio, bet šiuo metu, kai yra šalta, tai prasidės jau ir šaltieji mūsų sezono laikai, tai tuomet be abejo reikėtų tokio intensyvesnio, riebesnio kremo, kaip sakau, kaip jau taukais taip apsaugoti savo žandukus. Dar man visą laiką užkliūna labai, žinai, tokie parašymai ant kremų. Su 24 karatų auksu, su ikrais, su trumais, su deimantų dulkelėmis. Dažniausiai tos priemonės kainuoja ženkliai daugiau. Ženkliai. Tai aišku, nuo gamintojo, bet ten jau, žinai, ir 300, ir 1000, ir ten įvairiai. Tai bet ir sakau, nežinau, čia kompetencijos užteks, kad čia gal chemikų reiktų. Iš justės fabriko kosmetikos. Kosmetikos rinka yra didžiulė ir normalu, kad kiekvienas gamintojas nori nustebinti savo klientą, dėl to įtraukia tam tikrus įdomesnius ingredientus, kurie galbūt nėra antiek populiarūs, bet ta žodis, kad ten yra aukso dulkės, pritraukia tam tikrą klientą. Tai marketingas čia? Nebūtinai turi savo poveikį, bet taip vienareikšmiškai pasakyti, kad visi
nauji ingredientai arba aukso dulkės, jos yra antiek veiksmingos, kad užgožia retinolio, vitaminą C, hialuroną ir jų nebereikia, tai taip nėra. Tai čia tokia irgi diskutuotinas klausimas, kuris reikalauja tikrai didelesnės analizės kiekvieno turbūt produkto. Tai moterytės jau nekreipkite dėmesio tos kremus. Vat ir čia vat yra blogai. Va, prašau. Vat ir vėl yra blogai. Vat pasakai, kad auksas, pavyzdžiui, šiaip dažniausiai auksas yra prabangos jausmui sukurti. Ne tiek tiesioginiam efektui, bet prabangos. Tai nereiškia, kad tas kremas, kurio sudėtyje yra aukso, kad jis bus neveiksmingas. Gal jo sudėtyje yra daug tikrai labai geras funkcijas atliekančių komponentų, jų sinergija yra nuostabi, jis nuostabiai veikia. Gal tas auksas ir nebus ta medžiaga, kuri padarys tai, ką tu įsivaizduoji. Bus galbūt ta jau tokia atkreipti dėmesį, sukurti prabangos jausmą, kas irgi yra, nereikia jau taip iš karto nurašyti to emocinio proceso naudojant kosmetiką. Žodžiu, ir sidabro, ir aukso, bet tikrai veikia. Bet ar veikia tas auksas ir ne, sidabras? veikia visa sistema. Nu taip, sistema yra, ne? Turiu labai daug nuotraukų ir su auksu, ir su sidabru. Mes darom kitiem gamintojam, tai kitiems kosmetikos prekės ženklams, burnos higienos produktams. Ir ten yra tikrai pakankami veiksmingumo tyrimai, kur tas aukso ir sidabro dėjimas yra su tam tikra funkcija. Ir toje bendroje visumoje su kitais komponentais ta funkcija yra pagrindžiama. Tuo tarpu kosmetikos rinkoje turbūt sutiks ir Katerina. Dažnesniu atveju tai yra daugiau tas toks jausmo papildomos sukūrimas. Bet vėl, kaip ir Katerina sakė, tikrai žaliava nelygi žaliavai. Čia yra, žinokit, irgi su kosmetikos komponentais. Yra glicerinas, mes galime gliceriną pirkti iš įvairių tiekėjų, hialuronas. Kiek yra hialuronų tipų? Kurie čia dabar blogiausi? Parabenai. Tai neįrodyta. Nieks neįrodyta. Yra tam tikrų parabenų rūšių, kurie yra uždrausti ir kurie yra nenaudojami. Yra nenaudojami, nes jie yra uždrausti. Europos Sąjunga yra, staigiai yra Jo, reguliuoja, ne? Tai visada, kai irgi atsiunčia, ten parašo kažką iškart mokslinį straipsnį. Ne, tu taip ir reikia, nu tai čia žinai. Tai šioje vietoje yra įstatymai ir jeigu yra pastebima, o tos komponentus, aš pati esu Lietuvos kosmetikos asociacijos valdybos narė, pati skraidau į Briuselius, į didžiausias Cosmetic Europe konferencijas ir visos diskusijos ten yra įstatymų lygmenyje. Tai yra nuolat reaguojama, kiekvienos valstybės tyrimų centrai reaguoja, fiksuoja alerginės reakcijas, daro naujus draudimus. Jeigu apie kokią nors žaliavą neišėjo jokių klausimų, kas 10 metų dažniausiai yra vėl pertikrinama. Tai šioje vietoje tas toks vieno komponento paėmimas, apie jį pripasakojimas, prigazdinimas, aš nemanau, kad tai yra dažnu atveju pagrįsta, o yra tiesiog tam, kad pritraukti dėmesį. Ir labai dažnai tai daro žmonės tie, kurie paskui pasirodo, kad turi sprendimą vartotojai. Tai yra savo elektroninė parduotuvė. Kur viskas be parabenų? Viskas bus be parabenų. Bet jeigu gali be parabenų padaryti. Tai ir darai, aš, pavyzdžiui, mes ir nedarom su parabenu. Žaliavų rinka naujiena seka naujieną. Jeigu tu nori inovuoti, ar tu dabar gali pabandyti atrasti inovatyvius jau komponentus negu parabenas, kuris naudojamas 100 metų? Žinoma, gali. Ar tas parabenas, kuris yra ištirtas tiek metų, paskui neaplenks tos naujienos? Aš nesu tikra. Mes renkamės dabar tas naujienas, kurios jau yra tikrai patvirtintos, kurios yra tikrai, su visais tokiais racionaliomis priežastimis manyti, kad tai yra inovatyvus, saugus sprendimas, bet reikia labai taip realiai žiūrėti. Nenori žmonės parabenų. Nenori. Tu nenori žmonės parabenų, tu ir nededi parabenų, tu ieškai inovacijos, ieškai pačios geriausios, kokią gali atrasti, bet ar tos visos inovacijos, kurias dabar mes naudojame po 10 metų išliks? Mes nežinom. Gal kai ištirsim tiek, kiek parabeną, pamatysim, kad reikia kažkur kažką vėl pakeisti. Tai kodėl Europos komisijoje dabar mes sakom, kad europiečiai visada tikrai diktuoja madas saugumo atžvilgiu. Man patinka, kai rašo, kad netestuojama ant gyvūnų, bet uždrausta yra. Tai čia marketingas. Tai marketingas. Rinkodara, žodžiu. Tai netestuojama su gyvūnai, šitas pats, kas pasakyti, labą dieną, aš turiu pasą, gyvenu legaliai. Taip, bet vienas nepasako, kad turiu pasą, kitas pasako, tas gal jau čia nelegalas. Ir tada žmonės pritraukia dėmesį per tokį iš karto gąsdinimą. Europos komisija pasakė aiškiai, baikit rašyti
be sulfatų, be parabenų, jūs klaidinat vartotojus, nes kuriat įvaizdį, kad jie blogi. Nes jeigu šitas be, o šitas neparašė be, tikėtina su. Tik tas jau yra blogas. Šiaip aš pastebėjau, kad ta tendencija yra 3-5 metai ir keičiasi, nauja. Tai dabar kaip ir irgi kalbėjome egzosomas, dabar dar bifidobakterijos labai ant bangos. Geriau. Gerosios bakterijos ant odos. Ai, ne, aš tai matau žarnynui. Probiotikai, prebiotikai. Kaip, kremuose, kaip ingredientas, ar ne? Ar liaudiškos priemonės vis dar egzistuoja? Agurkai ant akių, ant veido, žinai, jau ir ikrus kitos dedasi, girdėjau, žinai, ten. Aš visą laiką primenu, kad įsivaizduokit, kas gali nutikti. Tu nueini į maisto prekių parduotuvę, imi produktus maisto ir naudoji ne pagal paskirtį. Apie naudojimo instrukcijas čia nekalbu. Nu ir tau įvyksta alerginė reakcija kokia nors nepageidaujama. Kam tu skūsiesi, sakydamas, kad aš nuėjau, užsidėjau maistą ant veido ir neveikia kaip kosmetika? Pasidalinsiu vieno produkto, kur visada turiu namuose, tai yra rožių žiedlapių vanduo. Tai atrodo viskas natur ir kvapas malonus ir tikrai veiksmingas. O kas tai darytų? Kaip toniką naudojam. O kaip taip rožės susideda? Ten yra irgi negauna namų sąlygom, tai tu nepaimi. Ai, tai ne to, žinai, nuvyto puokštės įsidžiovinai. Tai čia, žinai, gal tu rožės nukirpai, įsidžiovinai, dar užpylį kažko. Ten irgi, kai ateina klientės iš tikrųjų su ypatingai jautriom odom, kur negali naudoti nieko, kur nori minimum tą krepšelį turėti, tai visom rekomenduoju dėl to, kad jisai iš tikrųjų raminantį poveikį turi ir kvapas malonus, tik tai galiojimo laikas yra trumpas. Nes natūralus. Bet irgi paruoštas ir pagamintas profesionalas. Truputį pakalbam apie socialinius tinklus. Esate be aktyvios socialiniuose tinkluose, Katerina labiau, jūs kiek mažiau. Bet aš tikiu, kad stebit ne vieną paskyrą ir matot daug visko, kaip ir mes visi. Netiesos daug, kas liečia kosmetikos priemonės. Ypač iš tų žmonių, kurie save pristato savo paskyrose ekspertais. Aš tai nestebiu, nes man spaudimas pakyla. Bet tikrai, aš kai pamačiau, kad ant taip aš sureaguoju, gal net nelabai jau taip, man nuoširdžiai pasidaro ir neramu, ir pikta, ir apmaudu. Ir aš nuoširdžiai norėčiau tada jau kiekvieną kartą atrašyti visiems ir visiems atrodo pasakyti, žmonės, palaukit, neklausykit, taip nėra. Ir kai aš pamačiau, kad aš negalėsiu čia sukovoti su visais ir tikėtina, kad aš tada tik tai ir turėsiu daryti ir nespėsiu kosmetikos verslo apskritai vystyti, tai aš stengiuosi nuoširdžiai to nedaryti ir net ir jeigu vyksta kažkokia, kas jau tiesiogiai mus liečia, tai man kolegos atsiunčia. Aš laikausi profesinės etikos, aš žinau, kas vyksta, aš matau, man siunčia, bet aš išmokau pažiūrėti, kartais paimti popkorną ir kažkaip šiuo atveju, mano atveju, matai, šiek tiek kitokia mano ta rinka yra, aš negaminu kažkokį tai produktą. Tai stengiuosi pažiūrėti šoną, galbūt kartais parašyti privačiai, bet nelysti į tokias jau viešas diskusijas. Taip, bet jūs čia dviesi irgi sėdite nebereikalų ir nebereikalų, aš čia kalbėjau apie kosmetikos fabriką ir kaip ten pasigaminti, ką nors, jeigu užsimanai, jūs dviesi išleidote bendrą kūrinuką. Išleidote rankų kremą. Aš labai tikiuosi, kad tai yra tokia draugystės, profesinės draugystės tik pati pradžia. Ir kodėl mes pradėjome nuo rankų kremo, tai kad yra toks taptų simbolis, kuris su moterimi galėtų eiti visur ir visada, nes rankų kremas yra tas produktas, kuris, aš sakau, kad turėtų būti produktas persekiotojas. Ir šiaip dažniausiai atkreipia dėmesį į veidą, į rankas. Ir į kaklą. Į kaklą. Taip, yra 3 tokie momentai ir labai dažnai mes tas rankas, su kuriomis praktiškai viską darom, kurioms turėtume būti labai labai dėkingos, ne tik dėl to, kad jos padaro tiek darbų, bet jos ir tos, kurios apglėbė. Ir mūsų Selemi komanda jau yra sukūrusi rankų kremo formulę, kuri rodo nuostabius rezultatus. Mes turime tiek daug nuostabių atsiliepimų, komentarų ir būtent apie tą produktą, Katerina, kai mūsų draugystė prasidėjo, mes tiesiog susitikdavome gerti kavos. O kuri pirmai parašėt? Ir kuria idėja kilo? Mes susitikome pas bendrą draugę gimimo dienoje. Ir kadangi esame tikrai jau savo srities fanatikės, tai
netgi ir švenčiant gimimo dieną. Iš karto verslo planiukas, supranti. Ne verslo planiukas, va tas ir įdomu, kad man dažnai verslo planiukai kyla mintyse, bet tą kartą mes tiesiog, va, egzosomos, ne egzosomos. Diskusijos, ne? Tai rinkoje, Katerina, tarp kitko, ir tikrai man daug tokių palaikančių žinučių yra pasakiusi, kad tikrai išvies pasakok ir mes atradę daug tokių sinergijos taškų ir mes taip labai natūraliai, sakoma, eisim išgerti kavos ir mes tą kavą geriam metus laiko be jokių projektų. Ir tik tai, kai Katerina išsitraukė iš rankinės mano rankų kremą, sako, bet labai gera formulė. Sakau, žinai, kai kūrėm rankų kremą, tai man dar buvo labai svarbu visas tas naudojimo procesas. Ir žinoma, vis tiek aš norėjau aromato, kad jisai būtų nuostabus. Ir sakau, žinai, Katerina, jau ta mūsų draugystė taip stiprėja. Tu nenorėtum išrinkti naują aromatą mūsų rankų kremą. Jūs tiesiog pasakęs, kad yra tikrai sudėtinga moteriai rasti tinkamą gyvenimo partnerį, o dar yra sudėtingiau rasti gerą verslo partnerį. Tai manau, kad mūsų projektas tikrai bus vienas iš pirmųjų ir tai yra tik pradžia. Tikrai tik pradžia ir aš manau, kad visų pirma, tai moteris bus sužavėtos aromatu. Tai yra pirmą kartą Seleny istorijoje raudonas taškas, kuris duoda labai daug, perėjo į visą pakuotę. Ir juodas taškas. Ir atsirado juodas taškas, priminimui, kad taškas tai yra Seleny simbolis, simbolizuojantis visų pirma savidiscipliną. Pamenu, kai atvažiavo Katerina pas mus į fabriką, mes tiesiog vaikščiom ir kaip visada turėjom daug ką aptarti. Sakau, žinai, Katerina, bet mes kažkaip turim kažkokį tai šitai draugystiai šūkį sugalvoti. Kažkas turi būtent maišelį, mes siūsim naują maišelį. Ir Katerina taip, gal per kelias sekundės, žinai, disciplina, kur išvykti. Ką svarbu atkreipti dėmesį į pakuotę, jau daug kartų pasakojom ir su mūsų pirmu kremu, kad ši pakuotė yra pasirinkta ne veltui. Jis atrodo tiesiog labai maloni ir patogi, nes jums nereikia niekur mėtyti kamštelių, jūs jo nepamesite ar ne, bet rankų kremas yra būtent tas produktas, kurį jūs nešiositės visur kartu su savimi. Ir tai yra tas produktas, kurį yra labai svarbu apsaugoti nuo išorinės taršos. Tai čia yra Jerlės, pati pažangiausia kosmetikos pakuotė, kuri užtikrina, kad nesvarbu, kur jūs atidarysite kosmetikos priemonę, ar restorane, ar darbe, ar automobilyje, jie tikrai nepateks nei deguonies, nei bet kuri kita galima bakterija ir jūs tikrai galite daug kartų saugiai atidarinėti, naudoti po kiekvieno plovimo ir nebejojam, kad tai bus priminimas, kad disciplina tikrai išvykti.